Norėčiau pakalbėti apie augaliuką ar žolę, kurie auga šalia kelio. Atsiminkit, kad šalia kelio, kurios auga žolės, labai naudingos yra. Liks žolė sakytų, aš netoli kelio, mane lengva rasti, aš čia skink, valgyk. Ir vienas iš tokių augaliukų yra traukvapis, padarožnik, daroga. Traukvapis yra be galo naudingas augaliukas. Jisai yra gamtinis antibiotikas. Štai kaip dėdavo mažiukai prie rankų gydavo, žaizdos, viskas gydavo, tiek žaizdų išgydyta. Padarožnikas viskas dėl to, nes jame yra antibiotiko. Klinikiniai tyrimai rodo labai stiprus gamtinis antibiotikas. Jį galima naudoti į vidų kaip nuo uždegimų visų, kam uždegimai kokie, kam reikia antibiotiko, alternatyva būtų gamtinis antibiotikas. Aiškinu, kaip pasiruošti traukvapį. Žodžiu, mums reikia traukvapių didelių, tų didžiausios rūšies. Prisiskina tų traukvapių, įsispaudžia sulčių. Kiek gauna sulčių, tiek reikia atskiesti vandeniu, pusę per pusę. Atskėdė į vandeniu, tada reikia visą mišinį užvirti 3 minutės. Kada jauti, užviriai 3 minutės, matai, struktūra biški keičias, burbuliuot pradeda kitokią biški spalvą pakeičia. Ant vaiko viską darai 3 minutės ir išjungi. Tada visą struktūrą susipili į bunkutės ir į kamerą. Ir viskas, turi gėrimą visiems metam, kur koks uždegimas traukia iš kameros ir geri po valgomo šaukštą 3 kartus dienoj. Senolių išmintis, naudokitės.